pačios dienos, mėgini ir klysti 10 metų tą patį ir vis tiek bandai toliau, viskas nepavyksta, bet viskas gerai. Šiandieną tokia diena, kaip ir kiekvieną dieną, tai gal truputį ramesnė ir tylesnė, tamsi, nežinia ar bus matyti, tolimos kelionės tamsoje ir ilgai laukti norai pamatyti, šiandieną bus aišku. Išsidėlioti ir susirikiuoti gyvenimai vienas prie kito, taip ryškiai, matysis galimai, o gal ir ne. Net jei ir viskas paslėpta po nemažų sluoksnių pilkos masės, tamsoje, manau vis tiek žinosi ir jausi, kad tai yra. Bet tu vis tiek negalėjai to patirti pats, kaip ir viskas veltui, teks pamatyti kažkur kitur, kažkaip atrodo, lyg jau ir nebereikia, nebeįdomu. Kelionės pasibaigė, reikėjo pailsėti, ilsintis vėl pavargai ir nori grįžti atgal, bet tenka vėl tvarkytis, kad grįžtum ir vėl išeitum. Kai visada tolsti nuo visų kitų, nors ir kartu palengvina, kad nebūtų kažkam taip sunku. Tos pačios bėdos ir problemos, tie patys gyvenimai, naujai prasidėję, tie patys ieškojimai, atsakymai ir ko dar viso kito. Gali padėti, gali stebėti, ar tiesiog nubraukti ir palikti, ar tiesiog kažką pasakyti labai paprasto, ko pats seniau vengi. Įdomus laikotarpiai, kai pačio gyvenimas kitiem atrodo nuobodus, galima ir savo, nors įvairiai visiems skirtingai stabdai save nuo viso to, ko reikia, bet ne visada visko taip jau reikia. Pliusai ir minusai vieną kitą atsveria, tai išlieki kažkur tarp vidurio, mažiau, daugiau ir gan gerai.